Esu Aras, geriau žinomas Aras Freestyle. Organizuojam antrus metus iš eilės motoakrobatikos varžybas Aras Freestyle tauriai laimėti. Dalyvių skaičius yra 14-15 šiemet. Jie yra atvykę iš skirtingų Lietuvos miestų. Varžybose yra vertinama stopį ant priekinio rato, wheelie ant galinio rato, driftas burnautas, akrobatika. Yra ką veikti, suorganizuoti nėra taip lengva, bet labai smagu suteikti progą save parodyti ir labai džiaugiuosi, kad jie iš tikrųjų važinėja, tobulėja, o nesėdė ant bordiūro, nerūko cigarečių ir taip toliau. Ta prasme, žmonės sportuoja, jiem yra galimybės save parodyti šaliai ir aš tikiuosi, kažkas į mūsų atkreips dėmesį ir gal laikui bėgant mes galėsim sukurti iš tikrųjų labai didelės tarptautinės motoakrobatikos varžybos. Tauriai laimėti 2014 metais Tauragės varžybos diplomas ir pirmoji vieta sveikiname Paulius Labanauskas. Emocijos tikrai yra neįtikėtinos, dar kol kas nežinau, kas yra pas mane viduje, bet kol kas viskas labai gerai. Džiaugiuosi, kad praeitais metais buvo antras, o šiais metais pirmas, tai manau, tas darbas, kurį padariau šiais metais, tai džiaugiuosi savo rezultatą. Didžiausias yra dėkui ir šeimai, draugams, rėmėjams, nes be jų nebūtų tokio didelio darbo įdėti. Ačiū jums visiems ir susitiksim gal kitais metais. Peace.